Iš tikrųjų, visada sodyba įspūdingai atrodo formuoti augalai. Ir štai tokias tujas mes galime susiformuoti patys, tik tai reikia specialistų patarimų. Tai ponia Tomai, duokite mums patarimų, kaip tai padaryti. Tas formavimas tai yra ne vienų metų rezultatas. Yra keletą metų reikia tą patį augalą formuoti. Na, bet jisai grožį duoda. O formavimas tai yra labai... Galėčiau sakyti paprastas, tik tai reikia to užsiimti. Pirmiausia, tai pavyzdžiui, pasižiūram rutulio formos, tai reikia rutulio formą ir išlaikyti visą laiką. Ir geriausia formuoti augimo metu, kadangi augalas yra nukerpiamas, nukerpam pirmiausia viršutinę dalį, taip maždaug. Augimo metu, kada reikia karpyti dėl to, kad nukirpus tas... tie nelygumai visi vėl greitai užauga ir nesimato, kad augalas karpytas. Nukirpam viršų, toliau reikia šiek tiek žemiau karpyti aplinkui. Nukarpėm viršutinę dalį ten žemiau ir vėl einam žemiau, o taip. Paskui tokio rutulio formos, kad išgautum. Pritrumpinam pačias viršūnės tas išbėgusias. Aišku, jisai tada šitas rutulys sutankės, jis tankesnis bus, vešlesnis, gražesnis. Na va, vieną pusę šiek tiek apkartėm, pereinam prie kitos. Na, svarbiausia tą formą išlaikyti. Reikia šiek tiek ir įgudimo. Na, tas įgudimas, aišku, ateina iš praktikos. Jeigu kuo daugiau mes dirbsim, tuo daugiau to įgudimo yra. Šiek tiek apkarpėm. Nukrečiam viską ir dar pasižiūram, kur išlindė nereikalingi. Na, pačioj toliau pašalinam tuos išaugusius žalius ūgliukus, kurie lengvai nusižeria, galima netgi ranka juos pašalinti. Na va. Ir nesvarbu, kad kažkur tai nelygiai nusikirpa ar panašiai, jisai suaugs ir toliau vėlgi galima formuoti. Šiaip šitus formuotus augalus tai kelis kartus į metus reikia pagražinti. Kada geriausiai juos būtent formuoti? Na, pradedant birželio mėnesį ir visą vasarą. Taip, o gal jūs mums galėtumėt parodyti, kaip jūs štai šį augalą suformuotumėt, šitą tują, kuri yra berods 4 aukštų padaryta? Na, pirmiausia, tai kai nuo augalo pasižiūram, kad jisai į tą linktų jau formavimus, nes ne visi vienodai galima suformuoti. Ir na, paprasčiausiai irgi vėlgi karpimas tas yra, rutulio formos išlaikymas. Aišku, čia paskui tą dalį reikia apnuoginti, kad jinai gražiai atrodytų. Čia nukarpai vieną rutuliuką, paskui kitą karpom irgi tas. Aišku, viršutiniai rutuliukai turėtų būti mažesni už apatinius. Tada tokius gražus augalas atrodytų. Jau čia vos atrodo, kad ir suaugęs, tai reikia daugiau iškirpti. Pasižiūram, reikia su mažesniu sekatorium iškarpyti. Na ir visą laiką mėgsta toje tokia savo viršūnę vėlgi formuoti. Tai visą laiką reikia nukirpti. Štai čia yra tuja suformuota kaip suktukas. Na, čia irgi fantazijos reikalas. Irgi reikia žiūrėti, kad augalas į tai pasiduotų šiek tiek, kad jisai, kad galima būtų iš jo formuoti. Ir paprasčiausiai darbas, toks ilgas metų darbas, nes tikrai ne iš vienų metų išeina tą padaryti dalyką. Čia irgi dar tik tais galima sakyti pradžiojo, nes dar tokios ryškios formos nėra, bet irgi taip pradedam ir galim karpyti nuo pačios į viršų šiek tiek. Šitą viršutinę dalį lyg padarom tokią lygesnę, kad jinai išryškėtų. Po to kraštelius apkerpam. O kaip tą kamieną iš tiesų išsaugot, kad jisai neturėtų atžalų? Na, šiek tiek irgi nuvalant ją. Kiekvieną kartą, nes augalas vėlgi ten jisai sprogsta ir ant kamieno auga. Tai reikia visą laiką nuvalyti. Na, taip į viršų palaipsniui ir kylam tada spiralės formą.
aplinkui ir sukamės žemyn. Kur tiktų komponuoti tokias būtent formuotas tujas? Na, formuotos tujos jau turėtų būti kaip soliterai, jos kažkur tai turėtų būti kaip akcentas. Kokias formas iš tiesų patartumėt, kokias yra lengviausia daryti ir gal galima kažką nepaprasto padaryti, kubo pavyzdžiui formos? Žinoma, galima įvairiausias formas išgauti, čia jau priklauso nuo šeimininko fantazijos. Rutuliai gal gražiau ir žiūrosi. Ten tie aštrūs kampai, tai kažkaip tai, nes gamtoje vis dėlto nėra tų aštrių linijų, taip ir mūsų darželiai turėtų mažiau būti su aštriom linijom, ar tai kampuotų. Dabar mes įsitaisėme pono Tomo pirtelės prieangyje ir visiems tiems, kurie susidomėjo tujų formavimu, mes parodysime pradžiamokslį. Iš tiesų, tuja, kuria yra kiek 3-4 metai tikriausiai, ar ne, ir kaip ją pradėti formuoti, kad mes turėtumėm iš tiesų įspūdingas formas. Tai pone Tomai, nuo ko reikia pradėti? Na, reikia pasižiūrėti pirmiausia, kad toje būtų vieno kamieno šiuo atveju, kadangi mes formuosim tokius rutulio formos formuotą tą tują. Pirmiausia, apsižiūram, kaip jinai linkus formuotis, pasižiūram, prasiskleidžiam šiek tiek ir galim pradėti dirbti. Būtų rutulys pirmas apačioj ir mes viršų, taip šitą tokį rutulį nukarpom. Na, va, jau kažkas tai. Kiek metų minėjot šitai tuja yra? Na, šitai apie 6 metai kažkur tai. Praktiškai reiktų panašaus amžiaus ir rinktis būtent augalą formavimui. Na, kažkur tai. Aišku, galima nuo mažesnių, bet vis dėlto didesnė yra geriau. Greičiau tas rezultatas gaunasi. Na, šiek tiek vienas gavosi. Šitas nereikalingas šakelė su mažesnėm žirklėm iškarpam. Būtų, kad matytųsi ir kamieno. Po to vėlgi sižiūrom kiek ir šitas viršūnėlės. Čia mes darysime 2 rutuliukus. Bandysim gal netgi 3 padaryti. Aišku, 3 dabar šiais metais niekaip neišeis, nes ganėtinai lieka tokius skystas, ar galima ir 2 palikti, bet bandysim palikti dar 3 hitos, jis jau tokis visai silpnas, tai mes jį nukirpam taip. Šiek tiek. Na, čia suaugs augalas, tik tais reikia dabar laiko jam. Šitus patrumpinam, padarom šiek tiek formavimą. Na, ir čia dabar tuos kraštelius, kad jisai atrodytų kaip rutulio formos. Na ir va, dabar tokio dar pradinio vaizdo nėra, bet kada jinai suaugs, subujos, čia bus 3 rutuliukai, panašiai kaip ten pas mane auga dirvoje. Taipgi, mes šiais metais jau paformavom, dabar ar reikėtų dar, tarkim, rugpjūtį ar rugsėjį prie jos prieiti ir dar kažką daryti? Na, nemanau, nes jinai dabar jau šiek tiek per vėlus laikas yra. Jinai kažkokių tai ūglių labai stiprių neduos. Na, jeigu te kokį ūgliuką duos, tai galima dar šiek tiek tais nukirpti. Bet geriausia būtų gal iš pavasario formuoti, tada kelis kartus pakarpyti tą pačią tują. Ar reikia patepti, tarkim, tas vietas, kurios yra nukirptos? Na, šiaip tai augalas pats užaugina tas žaizdas ir praktiškai nereikia. Aišku, jeigu ten kada karšta, saulėta, karšta diena, tai gal reikėtų kokiu bent jau molio užtepti, kad tuo metu neuždžiovintų tos vietos. Bet mes iš darbo patirties, iš darbo praktikos, mes žaizdų nieko netepam. Augalas išgyvena, išsigydo pats save.